Pasaulio futbolo čempionatas dar tik prasideda, bet jau dabar yra apie ką pasikalbėti. O šiemet FIFA nusprendė nestabdyti. Į čempionatą susikvietė beveik pusę pasaulio, nu gerai, ne pusę, bet labai daug. Prisikvietė komandų, apie kurias aš pirmą kartą išgirdau. Jo. Komandų, kad net patys himnų turbūt neturi visų. Pietų Korėjos eilė. Labas, aš Aurimas. Ir šiandien pasikalbėsim apie pasaulio futbolo čempionatą. Taip, jeigu esat Patrikas ir gyvenat po akmeniu, tai get ready. Šiemet rungtyniavo 48 rinktinės, rungtynių skaičius išaugo iki 104 ir viskas vyksta 3 valstybėse vienu metu. Kanada, JAV ir Meksika. Haitis, Kongas, Kiurasao, Palauk. Kiurasao? Kas tas Kiurasao? Jo. Tai mes to ir Suvalkų rinktinę turėsim tokiais tempais. Netgi jos pateko, o mes vis tiek ne. Aš irgi nesuprantu kaip. Tarsi mes turim vieną geriausių puolėjų istorijų. Realiai netikiu, kodėl mes nepatekom, kai tokie žaidėjai. Žmonės dėl šito čempo realiai išprotėjo. Na, fainai, kai patenki į čempionatą, nesakykit. Fainai. Yeah. Kelintoje mums vietų reikia. Dar 100 komandų FIFA turėtų pridėti, kad Lietuva patektų pagal savo pajėgumus. Bet kai tokie puolėjai. Fanų eisenos, dainos, šokiai, karaokė. Ko dar norėt? Žmonės važiuoja dėl 1000 kilometrų. Kad ant teisėjo pareiktų. Taip, gerbiu. You referee! Žinot, kas man dar patinka, kad žmonės atvažiuoja tokį atstumą, susipažįsta tiesiog per kelias minutės. Iš karto, draugeliai, nes už tą pačią komandą. Aš su savo kaimynais. Ne vieno nepažįstu iš buto. Jau 3 metai praėjo. Bet kol vieni džiaugiasi, kiti protestuoja. Prieš pasaulio futbolo čempionato startą Meksikoje greta stadiono, kuriame šeimininkai priėmė per Pietų Afrikos rinktinę, liejosi smurtas. 10 suimta, keli pareigūnai sužeisti. Dalis siekia dėmesį atkreipti dingusių žmonių problemą Meksikoje. Pavyzdžiui, ant vieno plakato buvo užrašas pasaulio taurė grįžo namo, kada grįž mūsų artimieji. Ir manau, kad tai svarbu paminėti. Gerai. O dabar grįžtam prie futbolo. Palabiški. Hebra, šito scenarijų nebuvo. Žmonės pradėjo dalintis absurdiškiausių vaizdo įrašų. Ten tiesiog milžiniškas pripūstas FIFOs kamuolys ridenasi Meksikos gatvių. Jo, ir antraščių rašytojai nesėdėjo rankų sudėję, žinokit. Štai, vieno žaliojo kyšulio salų vartininkas pranešė, kad jo mama negavo vizos JAV ir dėl to negalėjo stebėti jo rungtynių gyvai. Tarsi įsivaizduok, tu patenki didžiausią planetų renginį ir tavo mama turi per teleką tave žiūrėti. Štai, virš kai kurių stadionų reguliariai skraido lėktuvai. Tiesiog stadionas yra grinai po jo trajektorija, kuri yra suplanuota, nes čia lėktuvas pakilo iš San Jose tarptautinio oro uosto. Per transliaciją irgi buvo matyti vaizdo įrašą ir dabar štai čia nuotraukoje matosi puikiai šešėlis. O ar kas nors žinojot, kiek uždirba pasaulio futbolo čempionato teisėjai? Vieni sakytų per mažai, kiti, priklausomai nuo rezultato, greičiausiai sakytų per daug. Gerokai per daug. Tai va, kaip rašo mirror.co.uk teisėjai, atrinkti į šios vasaros 26 pasaulio čempionatą gaus iki 100 000 JAV dolerių, kas būtų apie 86 000 eurų. Ir čia neskaitant premijų. Kiekvienam pagrindiniam rungtynių teisėjui bus sumokėtas nustatytas atlyginimas vien už tai, kad jis buvo atrinktas dalyvauti turnyre. Tau net nebūtina ant aikštelės išbėgti. Blema, gal teisėjų būtų. Memų laikas. First time? Yeah, you? No, not my first time.
Let me do the research. Aha. Brazilija prieš Vokietiją. 2014 FIFA pusfinalyje jie praleido 1-7. Į Civeką parašai, kad anglų kalbą moki C1 lygiu. Dabar laikas tavo pirmam Zoomo pokalbiui. Čia pamontuota, aš atsakau. Realiai bandai per anglų kalbėjimą atsiskaitinėti ir visi mokytojai, visos anglų mokytojas, kurie sėdi. Europoje žiūri pasaulio čempionatą 4 ryto. Jo, nes pasaulio čempionatas vyksta Šiaurės Pietų Amerikoje. Reiškia visai kitoj pusėje žemės. Labai anksti. Ten gumą kramto nuo žolės. Prigulė pakramtyt. Kas čia? Meksikiečiai po savo nacionalinio himno. Ir tada Pietų Korėjos eilė. K-popą šaudo, hebra. O tai ne toks himnas pas juos? Koks pas korėjiečius himnas? BTS-as gi įrašęs pas juos himnai yra. Oi, bum, barabum. Va taip, dabar klausimas svarbiausias. Kas laimės? Jaura, padėkit man komentaruose, kas šiais metais yra top tier S tieras, kas yra juodieji arkliukai, kas yra outsideriai visiški, kas overrated, underrated. Pasirašom į komentarus, pagalvojam, padiskutuojam. Tai va, čempionatas dar tik prasideda ir turim daug komandų, daug rungtynių, daug žaidėjų. Dabar jūsų eilė. Rimtai sakau, parašykite į komentarus, ką jūs palaikot šiais metais ir kai manot, kas laimės. Lauksim jūsų išvalgų. Aš tos spėjimus paskui pasižiūrėsiu, kaip baigsis čempionatas. Nedaug dievė Lietuva parašysi, kad laimė. Tau realiai reikia gydytojų pagalbos. Šiandien viskas. Labai smagu, kad žiūrėjai. O kad jau pasiekiai pabaigą video, prenumeruok kanalą, paspausk laiką. Nu, žinai, kad nebūtum tas, kuris Patrikas po akmeniu gyvena ir viską praleidžia. Ir susitinkam kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki.